Dar kol kas ne. Sveiki visi. Šiandien mes su Danute. Tokia tema apie santykį su mama, apie ryšį su mama. Tokia tema. Kodėl mes kartais nesuprantam tų mamų. Ir pačios būdamos mamos nesuprantam savo vaikų. Tai paliesim tokią jautrią temą, kad mama yra vartai ateiti į pasaulį, pažinti tiesiog save. Mes ateinam per mamą. Ir aš pas save šiandien turiu viešnią, intuityviai mentorę, netgi pinasi žodžiai. Iš tikrųjų, mes su Danute susipažinom dvasinio verslo manifestavimo kursuose, mokymuose ir žingsniuojam dabar šitą visą kelionę drauge. Ir Danute, gal tu pati tiesiog, nes tikrai tu turi nuostabių ten visokiausių praktikų ir kaip jos vadinasi, taip įdomi, aš netgi bijau suklysti, ne tik tai intuityvioji mentorė esi. Prisistatyk tu pati drąsiai. Labas pirmiausia, Jūratė, labai malonu tave matyti ir sveiki visi, kurie mus stebite ir stebėsite. Tai labai puikiai mane pristatėjai, šiuo metu aš šitą vardą labai kažkaip tai jaukinuosi, ta intuityvioji mentorė, tai tikrai yra toks naujas vardas, nes vis dar mes tuose mokymuose esam. Be abejo, aš turiu tokią ir ilgalaikę savo praktiką, tai Mauri, kur iš tiesų jau daugiau kaip 10 metų praktikuoju. Tai metodika, kuri iš tiesų padeda žmogui auginti tą savo sąmoningumą ir dvasingumą. Ir čia pagrindinės priemonės yra judesys, šokis ir prisilietimas. Tai iš tiesų, jeigu kalbant, kadangi tu atstovauji genų kodams, tai iš tiesų pagal genų kodus, kai pasižiūrėjau savo profilyje, iš tiesų man labai tinka judėjimas, judesys, nes aš taip patiriu savo gyvenimą per tą judesį. Tai vadinasi, nieko šiaip savo nėra. Mes pasirinkam tuos, kurie mums labiausiai tinka. Tos visos priemonės, visos praktikos mūsų tai saviugdai. Ir kitas dalykas, prisilietimas, tai irgi esu ir gydomo masažo specialistė, jau sakyčiau, gal kažkur 14 metų aš turiu tą įsigijusi licenciją. Ir nepaprastai įdomu liestis prie žmogaus, liestis prie jo pasaulio ir pajausti, kas tenai vyksta to žmogaus viduje. Tai gal tiek trumpai apie savo tas mėgiamas tokias laisvalaikio praktikas. Ir per tai be abejo pirmiausia aš save tyrinėjau, o po to ir su tomis priemonėmis padėjau ir žmonėm prisiliesti prie jų skaudžių istorijų. Ir tas istorijas kažkaip padėti jiems pakeisti iš tų skausmingų patirčių į džiaugsmingas patirtis. Tai gal tiek trumpai. Ačiū tau, mieloji. Iš tikrųjų, mes padedam žmonėm transformaciją, išeiti į kitokią tą transformaciją, į kitokią būseną. Tik tai aš noriu priminti taip pat ir apie save, kad ir aš esu intuityvioji mentorė, padedu moterims tiesiog perrašyti, perkoduoti gėdos, kaltės ir visas destruktyvias šitas būsenas, tiesiog pereiti kitokią būseną, iš kurių gyvenimas kuriasi visai kitaip. Ir kalbant apie mūsų šiandieninę temą, mes nebereikalą ją pasirinkom. Nebereikalo mes susitikusios su Danute, iš tikrųjų aš džiaugiausi, kaip mes susitikom Levandų sode. Ir mamos, ir dukros, ne tik tai mentorės. Ir mes tiesiog išsivystė, išsirutuliojo tokia
Tema šitą pakalbėti apie mamą, apie mamos ryšį, koks jisai ir svarbus. Tai iš nebrandumo, ar ne, iš to tiesiog nesuvokimo, nežinojimo. Aš pati irgi dar tokiam, bet būdama nesąmoningoje, turėjau labai daug priekaištų. Ir kuo toliau, tiesiog dirbant su moterims arba iš vis bendraujant su žmonėmis, tiesiog suprantau ir suvokiau, kad daugiausia vaikai ir turi priekaištų mamoms, per kurias atėjo į pasaulį. Ir tai kūrėsi tiesiog, nesąmoningai. Ar tu man pritarsi, Danute? Tikrai, Jūrate, pritarsiu. Toks paradoksas, ar ne? Mama yra pirmasis tas žmogus, su kuriuo kūdikis užmesga santykį dar būnant gimdoje. Ir mama būtent tie yra vartai ateiti į pasaulį ir pažinti pasaulį per mamą. Bet paradoksas toksai yra, kad priekaištai didžiausiai yra mamai. Ir kiek man teko irgi prisiliesti prie kitų žmonių istorijų, dažniausiai jeigu yra kažkas tai stringa, tai pirmiausia paklaus žmogaus, koks santykis su mama ir gausi atsakymą, kad santykiai nėra šilti. Tai vadinasi, nemaža dalis žmonių gyvena tokiuose ne visai darniuose santykiuose su mama. O mama yra, galėtume iš tiesų visos ir poetai rašė apie mamą ir visko yra tikrai daug skirta, didžiulis dėmesys mamai. Ir iš tiesų tai tokia yra, jeigu kalbant apie šitą temą, tai jinai yra prasminga, jautri, bet kartu labai džiaugsminga. Juk iš tiesų mama atneša didžiulį džiaugsmą vaikui, pažinti pasaulį. Ir mama yra ta žmogus, kuri, žinai, Jūrate, kaip motina žemė, ne? Mes girdim motina žemė. Žiūrėk, mes viską turime motinoje žemėje, ar ne? Visos gerybės, šiluma, viską mes turim šitoje žemėje. Lygiai tas pats ir su mama. Mama viską duoda. Ir meilę, šilumą, ramybę, saugumą. Užuovėja mūsų, yra sergėtoja mūsų, yra mama. Labai daug visokiausių gražių žodžių galim pasakyti apie mamą. Bet kažkodėl tai žmonės, jie yra tuose nedarniuose santykiuose su mama. Ir mano, tarkim, istorija buvo tokia, kad kada aš atsigręžiau į savo santykius su mama, kokie mano santykiai su mama yra. Kai aš ėjau tuo keliu sąmoningumo ir dvasingumo, būtent maurių mokymuose, išgirdau iš savo mokytojų, ką reiškia žodis mauri. Nors buvau skaičiusi daug kartų ir girdėjusi tą žodį, bet tiesiog tuo metu aš išgirdau tai, ką norėjau išgirsti. Ir jisai sako, ma yra maoriškai šviesa, uri yra palikuonis. Ir pats žodis reiškia, mes perduodame šviesą savo palikuonėms. Ir tada man buvo, o tai kiek aš to šviesos perduodu savo palikuonėms? Kiek aš to šviesos spinduliuoju į aplinką? Ir man tai buvo toks tikrai, tas įvykis mane inspiravo tiesiog atsigręžti į save, į savo vidų ir pasižiūrėti, kas mano viduje gyvena ir kiek aš galiu pasidalinti su tuo, kas gyvena mano viduje. Ar tikrai ten yra daug meilės, ar tikrai yra džiaugsmo, ar dėkingumo yra, švelnumo, supratingumo, atleidimo yra, ar tikrai tos aukščiausios emocijos, vadinkim, būsenos gyvena manyje. Ir aš tikrai galiu pasidalinti su žmonėmis, visų pirma, tai su savo vaikais, su savo šeima. Ir situacija buvo tokia, kad iš tiesų pamačiau tą save, savo mažąją mergaitę,
kur mes visi suaugę turim savo vidinius mažus vaikus. Ir pamačiau, kad ta maža mergaitė tarsi yra nepatenkinta, irzli, pikta, turinti nuoskaudų ant mamos. Ir iš tiesų buvo labai įdomu pavaikščioti po vaikystę, tikrai pavaikščioti po tuos prisiminimus. Ir prisiminiau, kad aš labai buvau uždykusi mergaitė, labai žingeidi, labai smalsi ir iki 7 metų augau pas senelius vienkiemį ir tas pasaulis man toks gražus buvo, toksai ir džiaugsmingas, noriu viską tyrinėti, pačiupinėti. Ir po to jau man nebeužteko jau toj sodyboj tyrinėti, aš jau norėjau išeiti už sodybos, jau norėjau eiti į kaimą pas drauges ir niekam nesakius, aš išeidavau pas tas drauges. Ir čia močiutė, ir senelis puldavo ieškoti po visą tą kaimą manęs, ir kur prapuoliau aš, labai daug streso sukeldavau aš jiems. Ir tada aišku, kad vieną kartą už tokį elgesį nudžiaugdavosi, kad rado, kitas jau gaudavau rykščių. Ir man kaip mergaitei, aš nesuprasdavau, už ką mane nubaudė. Ir dar būdavo taip, kad mano mama su tėčiu grįždavo savaitgaliais į kaimą ir gaudavosi, kad močiutė sakydavo, grįž mama, pasakysiu, kad buvai išėjus, neklausai ir gausi rykščių. Ir tada nesupratau, ar čia man laukti tos mamos, ar čia jau bijoti tos mamos. Ir jau lyg tai ta mama, kai baubas buvo pastatomas, kad grįž mama ir gausi rykščių. Tai susiklostė tokia situacija mano vaikystėje, per tą mano judrumą, per mano tą žingeidumą ir kartu, supykau tą mažą mergaitę, kad mane skriaudžia. Ir aš truputėlį įsiterpsiu ir automatiškai tu tiesiog jau tą patirtį nešeis ir toliau. Tarsi tave norėjo, žinai, apsaugoti iš tos visos meilės, ar ne? Taip. O tu tiesiog supratai, kad, tu nesupratai, netgi nesuvokėjai. Kame čia yra esmė, mes tik dabar, ar ne, pažvelgia atgal, suprantam, kad mus taip saugojo iš meilės, iš tos begalinės meilės. O čia vaikui tam, kuris tiesiog, ar ne, toksai nori patirti, nori pačiupinėti savo rankom, širdim pajusti visus kvapus, iščiupinėti ten tame kaime ir visoj toj, kaip sakei, vienkiemį gyvenot, ar ne? Vienkiemį ir netoli gyvenvietėje pas drauges, buvo. pas kitus žmonės. Ir čia nesuprantama, už ką tiesiog, ar ne, tave baudžia. Taip, taigi senoji ta matrica taip ir buvo, kad būtume paklusnus, kad mus tiesiog slopintų, ar ne, ir tai tiesiog ne iš tos piktos valios, o iš tokios begalinės meilės. Bet tu tiesiog keliaudamas savo kelionėje, pavyzdžiui, jau paauglystėje, vis tiek visą tą tokį jau ir nešeisi. Kad čia mama baubas, kaip močiutė sakė, jau nubaus, jau negali kažkur ten eiti, kažką daryti ir tokie, žinai, jau įeini į tokias ribas. Kažkiek tai nepasakydavai, jau nesi atvira iki galo su mama, jau kažką bandai nuslėpti, nes galbūt jinai kitaip supras ir kažko neleis man. Ir ne kiek tos bausmės, bet irgi norėjusi išeiti ir su draugėm ir kažkur tai dalyvauti. Ir vėl galvojai, kad o jeigu ne taip supras, neleis, tai bandydavai nuslėpti. Tada tas santykis, jisai toksai yra, jisai yra toks iškreiptas tas santykis su mama. Tai kaip suprantu, ir pas jų šeimoje nebuvo kalbama apie jausmus ir apie to, ko aš norėčiau. Ar ne? Tiesiog aš manau, kad tiesiog mes esame tos kartos žmonės, iš tos kartos atėję, mūsų tėvai irgi tokios kartos. Ir apie jausmus kalbėti, tiesiog net žmonės neturėjo tokio suvokimo, kad reikia čia kalbėti, kaip čia kas jaučiasi. Apie tai nebuvo tokio įpročio įsiugdę. Tiesiog. Tai ir kaip man teko kalbėti ir su savo draugėmis, tai
ta situacija daugmaž tokia pati yra. Lygiai taip pat, Taip. jei kažko nepadarydavo, neklausydavo, lygiai taip pat bausmė būdavo rykštėj, ar dar kažkaip tai, ar nepirksiu kažko, tai nu vis tiek nubausdavau. Ir vis tiek nešeisi tą nuoskaudą, ar didesnė ar mažesnė ta nuoskauda liko. Aš, žinai, Jūratė, aš gal net ir pamiršau tas nuoskaudas paskui jau. Pamiršau ir mano vaikai va gimė ir aš pamiršau tiesiog, nes nu, gyvenimas tas, nu, bręsti žmogus, sąmoningėji, tas požiūris visiškai kitoks yra ir pamiršti tu ten tuos priekaištus savo mamai, nu, negi visą gyvenimą dabar. Tai reiškia, aš nesuauksiu, jeigu aš tik tai visą laiką galvosiu, kaip mane skriaudė. Tai kažkaip ir nusėdo į pasąmonę, vadikim taip, tie visi prisiminimai. Ir tik tai, kai atsigrėžiau atgal, tada aš pradėjau kelti tuos prisiminimus, kokie tie santykiai yra su mama. Ir čia labai man buvo įdomu tai, kad, nu, iš tiesų, galima pažiūrėti, kaip pasakyti, dviem būdais. Iš aukos pozicijos, o kitas būdas yra pasižiūrėti, kad kokia išdykus ta mergaitė buvo. Tai kai aš pažiūrėjau, tai aš prisiminiau, kad aš labai buvau, nu, tokia Žingeidi. žingeidi, Smalsi. skrajojanti, kaip drugelis ir Žodžiu, su mėgau. tavim buvo nelengva. 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 Tai va. O žinai, man patiko dar visai nesenai, gal mūsų mentorė Žaneta dalinosi, ar ne, kažkokį video įrašą, kur juk ir tėvai, ir mama, ir tėtis, jie gyvena pirmą kartą ir jie taip pat mokosi. Jie taip pat mokosi gyventi ir netgi būti tėvais mokosi, taip kaip ir mes mokomės. Bet mes imam ar ne iš savo mamų, tėvų kažkokius tai modelius elgesio, jie taigi pasiėmė irgi iš jų, bet vis tiek mes modeliuojam dar ir palei save. Bet kaip fainai, va, kaip tu ir vardinai, gali pažvelgti iš aukos pozicijos, arba gali pažvelgti, kokia ta mergaitė buvo išdykusi ir tėveliams nebuvo lengva, ir tai pačiai mamai nebuvo lengva, ar ne? Taip. Kaip fainai, va čia ir tas sąmonių lygmuo. Ar ne, kai mes esam, dabar suvokiam, kad mes esam ne tik tai žmogus fiziniam kūne, ne tik tai vaikas, ar ne tik tai mama, ne tik tai mes esam sąmonė. Kokiam sąmoningume yra mama, ar buvo, ar ne, kokiam aš esu. Ir viską mes galim rinktis patys. Taip. Ar visą gyvenimą virkauti, kaip mane nuskriaudė, nors jau ten buvau kažkur kažkada tai. Prieš N30 gal metų, net 40. Jo, ir tas vaikas iš tiesų, jisai neturėjo to suvokimo, kur čia teisinga ir kur čia neteisinga. Tai ir dabar neštis jau kai jau tau virš 50 metų ir vis tu dar ta maža mergaitė, ir nuskriausta mergaitė, nu jau kažkaip tai ir ne visai ir dera. Jo, bet būna, pavyzdžiui, kai būna. aš bendrauju ir tavo, pavyzdžiui, patirtį pasidalinsi yra, kai būna ir 60 metų dar jaučia nuoskaudą mamai. Tai, o ką be kalbėti apie jaunus žmonės, ar ne, tų, kurių galbūt irgi va tokia pat sąmonė. Sąmonė neturi amžiaus cenzo, tai ir tiesiog sąmonė. Jinai ir arba, ar ne, va toj aukos. Kaip tu manai, nuo ko čia priklauso? Nu, man atrodo, kad būtent nuo to sąmoningumo mūsų priklauso. Galima rinktis, kada žmogus jisai nežino, galbūt, kad gali būti kitaip, kad aš galiu visiškai iš kito taško pasižiūrėti, o ne iš aukos pozicijos. Nes kaip mano patirtyje yra buvę, tarkim, ateina žmonės su kažkokiom problemom ir paprašai pažiūrėti į tą santykį su mama, tai labai svarbu tas pokalbis su žmogumi.
Nes iškart žmogus priešinasi, jisai nenori žiūrėti į tą santykį su mama, nes jai skauda, jinai iškart kaltina mamą ir kažkaip yra tikrai tas nenoras žiūrėti į tą santykį. Bet kada paprašai truputėlį kitaip atsuki, kad tu dabar esi suaugus ir pažiūrėk į tą savo mažą mergaitę suaugusių akimis ir pažiūrėk į visą tą situaciją. Kas galėjo būti kitaip toje situacijoje? Ir galbūt iš tiesų, galbūt tas vaikas, kaip ir mano atveju, tarkim, aš buvau uždykusi, žingeidi, smalsi, judri. Ir lygiai galbūt ir tas žmogus toks pat buvo, nes tuo metu žmonės sunkiai dirbo, neturėjau tiek laiko vaikams skirti dėmesio. Ir tiesiog paprasčiausia būdavo pabarti, ten kažkur tai surištutę per kojas pliaukštelti ir va taip ir pasibaigdavo tas bendravimas. Ir kada paprašai žmogaus, kad pažiūrėti visiškai kitų kampų, tada prasideda tas žiūrėjimas į tą santykį su mama. Ir žmogus, tarkim, ar moteris būtų, ar tai vyras, ir tas sako, nepagalvojau, kad galima kitaip pažiūrėti. Ir suprasti tuos tėvus, mamą, tiek ir tėtį, kad jie iš tiesų labai sunkiai gyveno, sunkiai dirbo ir vaikų dar kitos šeimos ir vaikų daug turėjo iš tiesų ir nelengva buvo mūsų tėvams, mūsų tos kartos žmonėms, tikrai. Tai va ir įdomiausia tai, kad jeigu palygyčiau vyrą ir moterį, tarkim, kaip tie santykiai su mama, tai iš tiesų tokie sudėtingesni santykiai yra dukrų ir mamų. O tarkim, sūnų ir mamų yra tie santykiai, jie tokie šiltesni. Atvirkščiai yra dažniausiai būna vyrų su, kaip sakyti, sūnų su tėvais, o sūnų su mama yra santykiai daug šiltesni. Tai irgi tokį skirtumą pastebėjau. Nežinau, kaip psichologai kalba, ką, bet čia mano tiesiog tokia patirtis yra, ką man teko patirti. Ir tais mažais žingsneliais, jeigu iš tiesų yra kažkokia tai gili ta trauma, tai mažais žingsneliais, bent padėkok, kad atėjai į pasaulį. Bent padėkok už tai, kad tu galėjai ateiti mamos dėka, ateiti į šį pasaulį. Tai yra vienas tas mažas žingsnelis. Šitos vartus per šitą kanalą. Taip, kaip be pavadinsi, taip. Ir žinai, prie to aš prisidėsiu dar netgi iš genų raktų pusės. Genų raktuose ir tiesiog viena tokia sfera, kuri ir sąmonės aspektas įspaustas, tai ir vadinama šventa žaizda. Ten va tas, kaip tu ir dabar sakei, kūdikėlis ar ne, mamos gimdoje iščiose, kai jisai jau tenai gyvena, vystosi, auga, ar ne, ir tas sąmonės aspektas ir įspaudžiamas 3 mėnesius iki gimimo. Ir va tas genų raktas tiesiog labai gražiai apibrėžia visą tą sąmonės būseną. Ir va tą santykį su mama ir dar šalia kitas genų raktas apie meilę suvokimą. Ten ir fantastiniai tokie dalykai atsirakina, kai tu ten pažiūri juos giliau ir bet kokia atveju 9 mėnesius ar ne, kas ten kokie ankstukai gimsta, 7, 6, 8 mėnesiukus nenešioja, vis tiek turi labai glaudų ryšį su mama, neatsiejama. Jinai tiesiog ar ne tave maitina visuom. Tai va čia man labai atvėrė tokią atjautą mamai ir ryšį, gal santykį daugiau su mama suartino, kad aš pradėjau klausinėti. Aš atėjau į pasaulį, kaip jinai manęs laukėsi, su tėčiu, ar jie planavo, kokiose emocijose jinai gyveno, tiesiog ką veikė. Man tai labai labai palengvino tokį ryšį atkurti.
žinai, kaip ir sakoma ten, atleisti tėvams, tai čia toks susireikšminis, už ką atleisti, pirmiausiai dėkoti. Koks čia atleidimas gali būti, ar ne? Man tai anksčiau irgi sakydavau, aš atleidau mamai ten už tą, kaip ir tu sakai, kad ten mane galbūt skriaudė su kokia rykštelė ar kažkur į kampą buvo pastačius, kada tai senais metodais. Čia atleidimas. Kokį atleidimą, susireikšminimą mes galim kalbėti, jeigu ne jinai ir nesvarbu, kaip tuo metu pasielgi, galbūt irgi iš to sąmonės lygmens kitokio. Buvai, kaip tu sakai, išdykusi mergaitė ir kitaip negalėjo, mama gal net nerado tuo metu kažkokio būdo. Aš dar norėčiau, Jūrate, pasidalinti savo tokiu irgi tokiu patyrimu, gal vadykim taip, kai aš mokiausi irgi prisilietimo technikų prie nėščiųjų moterų. Ir mes ten irgi praėjom tokius procesus, aš moteris, aš mama. Ir iš tikrųjų aš tą pajautimą tokį gavau, kai susijungiau su savo gimda. Ir aš supratau, kad yra ta erdvė, sakrali erdvė, kur tikrai kūrėjas ten gyvena ir kur tikrai jisai rūpinasi tą gyvybę ir kur protėviai kartu dovanas savo palikuonėms dovanoja. Ir labai buvo stiprus tas susijungimas. Ir kai aš pirmą kartą paliečiau nėščią moterį, ir jau tas kūdikėlis ten gal likę kokios 4 savaitės, 3 savaitės iki atėjimo. Ir nepaprastai labai jautru buvo. Jautru ir kaip aš minėjau pradžioj, ir prasminga, ir džiaugsmas kartu, kūdikėlis atkeliaus į pasaulį. Bet iš tiesų per tai aš supratau, kad save aš galiu patirti, kad aš per mamą atėjau, mamos dėka, galiu patirti save kaip mamą. Ir kartu galiu liestis prie tos kitos moters, prie tos būsimos mamos, kuri jau, kaip sakoma, tie vartai tuo atsivers ir tas kūdikėlis išeis į šį pasaulį. Nu, tai buvo stipru ir tada supranti, kas tai yra gyvybė, kas ta mama yra. Ir tai nuostabus patyrimas. Ir tada tu savo nebeleidi jokios piktos minties, neigiamos minties apie tą mamą galvoti. Nu, net negali, net pagalvoji, kaip aš galėjau kažkada tai ten pagalvoti kažką. Tai toks net ir tada ateina atsiprašymas viduje mamos, kad nu aš ten taip galbūt piktai pagalvojau, kažką tai mintyse pasakiau, gal net paauglystėje ir kažką pasakiau, aš nepamenu. Bet tokios nuostabios patirtys, jos labai pakylėja, nu, pavyzdžiui, mane pačią labai pakylėjo ir tada aš galiu ir kitas tas moteris pakylėti, kad mama yra dovana, duotybė mums. Ar kaip tu gražiai pasakai, tokie šiurpuliukai man. Ir mama, ir moteris su moterim, kokia sąveika, koks, nu, tiesiog ryšys, ar ne, ir kai tu suvoki, kad viena kitai gali mes ir padėti, ir to prisilietimu, ir tuo žodžiu, arba netgi palaikyti tą erdvę, kuriai labiausiai šiandien reikia. Ir tokia nuostabi dovana, o ne tiesiog konkuruoti, kritikuoti, skųstis, dejuoti. Ir va taip, kaip tu ir sakai, arba negatyviai ten ant mamos, ant sesės ir dar ant kito. Kai tu suvoki, kad tu esi aš ir aš esu tu, tokias vienis susikuria ir nebėra jokios atskirties. Kaip faina, žinok, netgi galvą suspaudė. Toks geras jausmas.
Mama dovana, mama brangenybė mums ir aš džiaugiuosi kiekvieną dieną, kad turiu mamą, kad galiu bet kada jai paskambinti, kad galiu bet kada nuvykti, bet kada galiu apkabinti. Man yra džiaugsmas, man yra dovana ir aš džiaugiuosi. Ką Ir galėtum, gyvenimas trumpas labai, Jūratė, gyvenimas trumpas yra. žinoma, net neverta dėl kažkokių smulkmenų, net ten verkti ir dejuoti, tiesiog galbūt net pažiūrėti galimybę, kaip aš galiu dar kažkaip sustiprinti, arba bent jau atkurti, nu nein gal susikalbėti, būn tokių iš tikrųjų situacijų, Taip, kad nein būna. susikalbėti ir net ten ir arba destruktyvų santykiai, arba kažkokios ten tos būsenos žmonių, ar ne, tai bent jau negailėti ir nesirgti ten su ta pačia mama ar ten dukra, tik tai laiminti, kas lieka, tik laiminti Laimė, ir taip. jo. O tu savo praktikoje ir žinau, kad tu turi grupę, kaip tik padėti moteriams, vat, pavyzdžiui, gal ar toj grupiai, ar tu turi praktikoje, kad, pavyzdžiui, kas turi ne tik tai, kad ten apie ilgalaikį gedėjimą, gal kažkokius ilgus, užsitęsusius destruktyvius santykius, pavyzdžiui, su mama, ar esi tiesiog turėjus praktikoje, kad padėti moterims išeiti iš to, išsilaisvinti, va, nes tavo grupė apie tai primink, kaip nevadinasi, Jo, o įrašu pasidalinsim. taip, aš padedu moteriams, kurios būtent nori paleisti tą ilgalaikį gedėjimą ir prisirišimą prie skausmingų praeities santykių su tėvais, su vaikais, su vyru, su draugais ir netgi ir su gyvūnais. Yra žmonės, kur labai gedi ir dėl gyvūnų. Taip. Bet aš čia būtent, kai Jūratė paminėjai, kad ilgalaikį gedėjimą, kai jau praeina 3, 5, 10 metų, 15 ir žmonės negali paleisti, pamiršti žmonių savo artimų ir netgi, tarkim, sutuoktinių, kurie neišėję anapilin, tiesiog išsiskyrė ir jie negali vis dar paleistis tų santykių. Tai istorijų iš tikrųjų visokiausių yra ir kažkaip taip labai plėstis nesinorėčiau, bet dar norėčiau ką apie mamą pasakyti, kad kažkaip mintis pabėgo apie kalbėjimą apie mamą, kad ir pamiršau, Jūratė. Viskas gerai, gal ateis Aha. pamintis. Jo, Man iš gal. tikrųjų, aš galiu pasidalinti iš savo patirties, kai tiesiog atkūrus tą tokį santykį su mama, va tokį kaip tu ir pasakoji, ne toj mažoj mergaitėj ten nepatenkintoje ir aukos būsenoj, vis reiškinčioje ir ne kažkokius priekaištus, tiesiog kai va aš perėjau į tą kitą būseną, į tą sąmonės būseną kitokią, man viskas pasikeitė, tarsi viduj viskas apsivertė. Aš to jausmo negaliu įvardinti, bet aš galiu ramiai eiti pas mamą, man nereikia pasiruošti kaip anksčiau, aš turėdavau pasiruošti, žinote, kad mes nesusipyktumėm, kad mes neapsižodžiuotumėm, nesusikirstų mūsų nuomonės, žinai, vat tokios susierzinti dėl kažkokių smulkmenų arba ten, nu tiesiog dėl smulkmenų, kai dabar prisimu, tai man, pavyzdžiui, ir gėda ima, bet aš tiesiog nebejaučiu tos gėdos, aš suprantu ir dėkoju, kad tai ir praeitis. Aš dabar gebu tiesiog su ja turėti normalų santykį, bet jos nesumenkinti, nepaversti ten, žinai, į kokį, kaip mama kažką privalo. Vat, mama nieko neprivalo. Aš privalau, man atėjo toks suvokimas, kad aš privalau pati tapti savo mama, va čia geriausia ir viską to, ko ten reiškiau kažkada priekaištus mamai, kažko ten man trūko dėmesio, apkabinimų. Tai va viską duoti tą savo dabar, saugusi moteris. Nes, nu, man tada kiek buvo, kol dar aš turėjau, aš nežinau, 40 gal keli metai, aš dar turėjau priekaištų mamai iš to nesąmoningumo. Ir aš tiesiog tada tik tai va, pradėjau domėtis tais dalykais. Kodėl man neišeina? Kas čia vyksta? Žinai, tokie, kažkokie, nu, netokie kažkas vyks, ne taip gyvenime turi būti. Džiaugiuosi kitų gražiais santykiais ir pokalbiais. Ir man neišeina. Ir viskas buvo manyje. Tiesiog aš turėjau labai daug priekaištų ir nuoskaudų mamai.
Ir tada aš pradėjau skirti labai daug dėmesio savo ir patapti pačia geriausia mama savo. Ir tada viskas, žinok, tokia harmonija. Harmonija. Ir tokie mūsų dabar ir pilnavertiški, harmoningi santykiai ir nėra jokių priekaištų. Labai fainai. Ir po to visi, aišku, santykiai tvarkosi. Ir su mama susitvarkius santykius tvarkosi. Ir su kitais žmonėmis, ir su vaikais, ir su vyru, ir su pinigais, ir su kuo tik tai net tie santykiai susitvarko. Bet aišku, visur reikia dėmesio. Visur reikia meilės, tos išminties ir dėmesio. Taip, Jūratė, prisiminiau, ką norėjau pasakyti, bet tu jau praktiškai ir papasakojai. Tai aš būtent ir supratau, kad aš turiu keistis, aš turiu kurti tuos santykius, ne mamą kaltindama, kad tu čia man dabar duok, nes aš esu jau suaugusi ir tą labai aiškiai supratau, kad jeigu mama yra perduodanti mums tą besąlyginę meilę ir jeigu aš uždarau tuos vartus, tos meiliai, ta meilė neatiteka iki manęs. Ir aš supratau, kad atverdama savo širdį, savo mamai, aš atveriu tą meilės tekėjimą. Ir teka taip gražiai iš mamos į mane, iš manęs į savo vaikus. Ir tai tiesiog tikrai toks nuostabus jausmas yra. Kai aš tą padariau, susitvarkiau, kai tą mažą mergaitę, kaip tu sakai, išmylėjau, nes aš esu suaugusi ir pati tą padariau, tai aš pamenu, atvažiavau pas mamą, ją apkabinau, tiesiog širdimi apkabinau. Širdimi, ne fiziškai, bet širdimi. Ir jaučiu, kad mano mama nenori manęs paleisti, laiko mane apglėbus ir man taip gera buvo ir toks jausmas, labai jautru buvo. Tai va, tai ir kiekvienai moteriai tą palinkėčiau, kai kažkur esu skaičiusi, kad mums tėvai tai yra mūsų sparnai. Vienas sparnas mamos, tai kur yra besąlyginė meilė, besąlyginis pasitikėjimas. Kitas sparnas tėvas yra mūsų tas besąlyginis veržlumas gyventi. Ir taip mes ir skrendame per gyvenimą su ta besąlyginė meilė, besąlyginiu pasitikėjimu, įkvėpimu gyventi ir kurti savo gyvenimą tokį, kokį mes norim. Viskas mūsų rankose. Kokį mes jį susikursime, tokį ir turėsime. Nieko nekaltindami, kad kažkas kažko nedavė, kažkas yra man skolingas, niekas man nieko neskolingas. Tai va toks mano būtų palinkėjimas. Mes skolingos, būti laimingos, sau, tik tai tiek, mes tik tai tiek. Ačiū Danutė iš tikrųjų už tą diskusiją ir pokalbį tokį šiltą. Atvira ir nuoširdų. Po šito įrašų, kas žiūrėsit, mes įkelsim grupę tavo nuorodą. Taip, kur kviečiu moteris būtent, kurios tikrai nori, pirmiausia tai nori. Taip. Daug ką išbandė, bet nepavyksta susitvarkyti tų santykių su mama, su vyrais, su vaikais galbūt ir tiesiog kviečiu į savo grupę, visada galima ateiti, visada galima išeiti, jeigu nepatinka. Tiesiog čia žmogaus pasirinkimas. Laisva valia. O aš iš tikrųjų pasinaudosiu progą, šiandien aš turiu viešnią Danutę pas save, o penktadienį aš keliausiu pas Danutę į svečius ir mes kalbėsim apie tas genetinės žaizdas tokias, kurios ir iš tikrųjų mūsų genų koduose užkoduotos, bet jos, žinokit, ir visos išgydomos, jos tiesiog ištirpsta ir nereiks su joms vaikščioti visą gyvenimą, kaip ir Danutė minėjo, nereik ten skūstis, dejuoti ir toj aukoj būti. Jų yra tiesiog kaip kolektyviniai sąmoniai, bet kiekvienas mes gimdamas tiesiog atsinešam
vieną, pačią pagrindinę. Ir tiesiog jūs sužinosit truputėlį daugiau apie tas genetinės žaizdas, kokios jos ir kaip padėti sau. Ir aišku, Danutė gal duos ir savo įžvalgų, nes jinai irgi labai gilinasi į genų raktus. Mes kartu tiesiog dalinamės ar ne ir suvokimais. Galite prisijungti ir genų kodų savęs pažinimo grupę, apie tai sužinoti daugiau. Ir manau, šiai dienai tiek. Keliaujame į savo pirmadienį. Ačiū tau dar kartą. Ačiū, Jūratė, ir tau labai. No, Labai ir gera buvo pabendrauti ir tikrai ačiū, kad pakvietei ir gražios tau dienos likusios ir visiems kitiems, kurie vat, mus stebite ir stebėsite, gražios dienos visiems. Ačiū. taip, visiems viso